Labas, bičiuliai. Įdomus dalykas, ko važiuodamas pasidalinsiu. Daug vienų įdomių dalykų dariau su maisto papildai, su tinklapiais ir visur kažkaip tai man vis nesiseka ir padaromos klaidos, visokių problemų ir kažkaip pavargau. Ir bekalbėdamas su bičiuliais, man sako, gal pakeisk darbo profilį. Sakau, ką aš galiu? Galiu daryti pardavimus, galiu daryti vienus kitokius projektus. Sako, nori padirbėti su egzotiniam teraslentėm. Galvoju, wow, egzotinės teraslentės gal visai ir bairis. Kažkaip tai rinka įdomi, produktas tikrai labai įdomus, išskirtinis, brangus, tikrai be galo brangus produktas. Bet egzotinė mediena kažkas tokio, wow, plus Lietuva, medžio kraštas, kontaktai užsienyje, kuriam būtų visai įdomu, aktualu. Sakau, gerai, tai žinok, jau keletą savaičių dirbu ties to teraslentėm. Pradėjau daugiau domėtis apie medieną, nes nifiga, apie tai nieko, aš nelabai tiek daug suprantu. Žinau, kas yra tašelis, penketukas, dar vieni kiti tokie makaronai, galiu pasakyti, kur naudojam ir to gal, iš esmės, tie, kurie statybininkai gali traukti per dantį, viskas procese. Tai pradėjau domėtis rinką, pasidaryti analizę, kas, kur, kaip, kodėl, kokios kainos, kur kas svyruoja. Ir žinot, ką supratau, pas mūsų tiek daug tokių įvairiausių puslapių yra, tiek daug apie medį, bet viskas taip padrikai, taip viskas vėlia, taip vienur kitur sumesta, kitur sudėta, kitur yra, nėra. Ir žinokit, pagalvojau, tai jeigu užsiemam medieną, tai biškai darykim plačiau. Ir dabar taip ir atsirado šitas puslapis apie medieną.lt. Iš esmės alternatyva daroma ir Amerikos rinkoje, bet apie medieną.lt ir įdomus projektas laukia. Mintis pateikti kuo daugiau įdomesnės informacijos apie medieną, miškus, aplamai, kas su ta visa rinka. Ekologija, tvarumas ir panašus dalykai. Standartizuoti informacijos pateikimą, nes vienur vieni pateikia milimetrai, centimetrai. Iš tikrųjų, kitą kartą sunku susigaudyti, bet kitą kartą apsigauni, nes pateikia milimetrai ir tu nusiperki trumpą. Bet ir tokių įvairių yra. Tai kažkaip tai visame šitame projekte turi būti standartizuota bus galima atrasti įmonės, kurios gamina medžio gaminius, sakykim taip, lentas, teraslentės, apkalimai ir visi kiti prūseliai, panašus tie dalykai, kurie pjauna, jos parduoda. Bus galima atrasti kainų palyginimus, kokią įmonę kur parduoda. Ir mano tokia dar mintis padaryti palei rajoną arba bent jau regioną, iš kur ir kaip. Tai iš esmės atėjęs žmogus, jis ne tik tai galės pasiskaityti, jis galės išsirinkti palei artimiausią, sakykime, Kauno rajone esančias įmonės, išsirinkti kainas, susižiūrėti logistikos klausimus, kiek kur kas kainuos, susidėti krepšelį ir padaryti bendrą užsakymą iš jų. Iš esmės įmonė, kuri administruoja šitą visą projektą, jinai už produktų užsakymą neima pinigų, bet jis siunčia visiems, kuriem buvo padaryta užklausa. Tai su žmogu tada vėliau įmonė susisiekia asmeniškai, susižiūri, kur kokį kiekį, kas. Tikslas turbūt padėti žmogui susidaryti pigiausią savo regione, arba šiaip pigiausią krepšelį produkcijos, kur jis gali įsigyti. Ir taipogi yra mintis, kad būtų didmeninės prekybos integracija, padėti vienom kitom įmonėm atrasti. Čia iš esmės, kadangi su egzotinė mediena pradėjau dirbti, tai šitą dalyką, kad būtų patogu ir pačiam. Jeigu reikia pasižiūrėti, kokios kainos, sąlygos ir visa kita, užėjus į tinklalapį apie medieną.lt būtų galima susirasti.
lygiai taip pat atsidaro galimybė ir kitom įmonėm, kurios nori prekiauti didmena, tai irgi patogiai vienoje vietoje atsidarėjai, užsisakėjai, ką tau iš kur reikia. Tai va, taip trumpai apie visą šitą projektą reikia, kuris mūsų laukia. Tad, bei planuoju bent jau kas porą dienų padaryti kainų palyginimus, padaryti rinkos tyrimus, dar tokius, nes iš esmės 5 tašelių, kur būtų galima šiai dienai pigiausiai įsigyti, kokie tinklapiai yra, kur palei regioną pažiūrėti, Lietuvos mastu, Google, dirbtinis intelektas, ką mums gali padėti. Ir tokį dar turinį. Pakalbinti vienas kitas įmonės, kaip jums sekasi. Jeigu jau atvažiavau kalbėtis, tai galima ir padaryti nedidelį apie jas reportažą. Tai tokia mintis. Ką jūs galvojate? Ar reikia tokio turinio apie medieną, kainas, patarimus mūsų Lietuvos rinkai?